Jai vadovaus Orestas Abramavičius, o jam talkins Dominikas Norkus. Na ir taip pat šių rungtynių. Labai aktyvus šiauliečių presingas pirmosiomis rungtynių akimirkomis. Ir perima kamuolį Šiaulių komanda. Perdavimas į baudos aikštelę. Klaidinamas judesys. Oi. Na, kyla. Kasas Devegas Steponavičius. Steponavičius gali atlikti ilgą spurtą. Žymė sprinto ištvermę. Steponavičius. Vingas jo šūvis. Pratėmės Faustą Steponavičių Lietuvos jaunimo rinktinėje. Buvome matyti puolėjo poziciją. Čia gelbėja vis dėlto komanda. Gustas Baliutavičius puikiai koją sužaidė. Ir ten seka perdavimai. Steponavičius užsikerta kamuolį. Dar vienas jo kirtis. Iki vartų 27-28 metrai. Labai grėsmingas rikošetas. Jau nekontroliavo situacijos Černiauskas. Visiškai pakeitė skriejimo trajektoriją ir labai klastingai riedėjo tolimojo. Perdavimas vartininko aikštelėn, krenta kamuolys į vartų tinklą ir Panevėžys veržiasi į priekį. Triumfuoja vartus. Dar kartą pasižiūrėkime pakartojimą, puikus perdavimas. Baliutavičius suklydo, išbėgdamas iš vartų ir nepasiekdamas kamuolio. Ir štai Kerkezas uždarė šį perdavimą prie tolimojo virpsto. Tokis pasirodymą baigė Eligijus Jankauskas vietoje jo, rezultatyviausias, vienas iš dviejų rezultatyviausių. Lukasas Devega užsitaiso savo dešinėje koją. Brazilo perdavimas į vartininko aikštelę, pavojus! Ir nėra įvarčio. Dar vienas perdavimas ir kampinis. Per kartelį Jankausko kirtis, Baliutavičius atrėmė pirmąjį smūgį, po to seka Riegnerio Smito. Geltona juoda. Skanduotė aidi Šiaulių miesto stadione. Kol kas geltonai ir juodai nesiseka šiandienos rungtynėse atsidaryti įvarčio sąskaitos. Techniškas reidas. Džokičius aikštę palieka. Augustinas Klimavičius vietoje jo į puolimo grandį. Žaidėja Pavlė Radunovičių pakeisti startinėje vienuolikėje. O čia smūgis į vartus ir lygu laimėti. Dar kartą pasižiūrėkime perdavimas iš kairiojo flango. Idealiai tikslus. Pažiūrėkite, kaip ant lėkštutės padėtas kamuolys Augustinui Klimavičiui. Jankauskas. Apdairiai perima kamuolį Dante. Smūgis į vartus iš aštraus kampo nepavojingas Gustui Baliutavičiui. Beveik 30 metrų. Tiesioginis smūgis būtų savotiška avantiūra, bet kodėlgi ne? Mano prie kamuolio stojas. Ir be abejo bus kompensuota keletas akimirkų. Robertas Valikonis rodo dar vieną įspėjimą šiuo atveju Šiaulių ekipai. Ir raudona kortelė. Štai taip baigėsi Edgaro Pieranto pasirodymas. Antrasis lieka mažumoje. Šeimininkų ekipa. Eligijus Jankauskas kairiajame pusiau krašte. Jo reidas smūgis! Ir puikus įvartis galėjo kristi. Taip, įskaito įvartį rungtynių arbitras. Na, neįtikėtina, po 4 sekundžių pauzės Robertas Valikonis. Bet kuriuo atveju fantastišką epizodą sukūrė Eligijus Jankauskas.
Spūdingas ir preciziškai tikslus. Jo smūgis į viršutinį vartų kampą. Laukiame VAR sprendimo. Kol kas 2-1 Šiauliai priekyje. Net ir būdami mažum. Vėliulis siuntinio nepasiekia ir Šiauliai dabar niekur neskubės. Ir viskas. Triumfuoja Šiaulių ekipa. Kyla į dangų šeimininkų rankos. 2-1.